Kągi, šiandien kalbame apie laiką. Daugelis galvoja, kad laikas kažkaip tai labai greitai eina. Tai maniau, kad čia tik tais vyresniems žmonėms, bet pasirodo jaunimui taip pat. Sūnus kažkada yra pasakęs, jūs pėsti visur vaikščiodavot ir suspėdavot, o mes su mašinom nespėjam. Kodėlgi taip yra? Jūs pagalvokite, jeigu mums reikia palaukti bent kelias minutės, tas laikas atrodo taip išsitempia. O kai mes kažkur skubame, laikas tiesiog moment praeina. Ir kame čia reikalas? Pagalvokim, seniau žmonės laiškus rašydavo ir laukdavo atsakymo, tas laikas atrodydavo labai ilgai. Dabar mes vaizdo skambučiu susisiekiam su visų pasauliu. Anksčiau telefoną turėdavo kažkas tenai kaime vienas, jeigu. Ir aš atsimenu, aš laidinį telefoną įsivedžiau po 90-ųjų kažkur tai, nes anksčiau tai to telefono labai taip ir negalėdavo įsivesti. Daugiau atsirado mobilieji. Na, o savo pirmąjį šitokį telefoną išmanųjį įsigijau tik tais 2016. Ir tai galvojau, gal man jo nereikia. Tai vat, tą informaciją mes pasiekėme labai greitai. Tai ir atrodo mums, kad tas laikas irgi lekia labai greitai. Ką daryti, kaip tą laiką pristabdyti?